Kas tai yra konservatoriai? Gal galima būtų keliais žodžiais apibūdinti? Gerai, aš galiu apibūdinti. Visam pasaulyje konservatorių partijos tai yra politinės organizacijos, kurios sutelkia žmonės, turinčius pagrindinius visuomenės tvarkymosi ir asmeninės laikysenos principus. Galima sakyti, kad konservatoriai tai yra principų žmonės, tai yra tradicijų žmonės ir kurie kūrė ateitį, remdamiesi savo krašto dirva, tradicijomis ir patikrintomis vertybėmis. Tos patikrintos vertybės Lietuvoje yra ir tautiškumas, ir tolerancija, santarvė su kitų tautybių žmonėmis. Tai yra krikščioniško krašto tradicijos, kuriame vyrauja katalikybė, bet taip pat ir sutarimas su kitų tikėjimų žmonėmis. Ir tai, ką reikia Lietuvoje padaryti naują po sovietinio laikotarpio, tai iš tikrųjų labai daugeliu atžvilgių yra sugrąžinimas normalaus, išmėginto, civilizuoto gyvenimo būdo. Tai nėra perversmai, tai nėra naujovės dėl naujovių. Tai yra tvirtų pagrindų atkūrimas su garantuota ateitimi. Žinoma, Lietuvos sąlygos yra ypatingos. Lietuva yra labai didelio kaimyno, labai didelio intereso objektas ir jos padėtis nėra saugi, yra pažeidžiama. Tai yra papildomas patriotinis uždavinys, taip pat ir Tėvynės sąjungos ir konservatorių. Be to, Lietuvai Tėvynės sąjunga yra atgimimo politinė partija. Jos uždavinys, mūsų uždavinys yra giluminis, dvasinis Lietuvos visuomenės atgimimas. Mes turime branginti visą tai, kas išliko nesugadinta. Mes turime gydinti dvasinės žaizdas. Mes turime apsaugoti Lietuvos jaunimą nuo blogų įtakų, nuo blogų pavyzdžių, nuo vilionių į tariamai patrauklius, o iš tikrųjų trumpalaikius ir nepagrindinius dalykus. Mes turime puoselėti jaunimo idealizmą, kuris suteikia sparnų skrydžiui, įkvepia dvasią ir kuris bus Lietuvos atgimimo didžiausias šaltinis. Ačiū.